Taigi, pradedu su minėto įvykio įvykusio chronometrės skaičiavimo 2023 metų lapkričio 18 dieną Kelmėje, kai iš manęs vyro nuosavo vardu Dainius buvo neteisėtai pagrobta mano nuosavybė. Tokių dviejų uniformuotų asmenų prisistačiusių ten Kisieliumi ir Kančiausku. Faktų fiksacija. Ir pirmasis faktas, aš chronometrėje skaičiavimą 23 lapkričio 20-ąją kreipiausi į Šiaulių apygardos prokuratūros, Šiaulių apylinkės prokuratūros Kelmėje prokurorus. Konkrečiai čia neįvardinsiu, bet tokį raštuką parašiau dviejose lapuose su prisegtais dokumentais ir įrodymais. Čia sąrašas tų prisegtų dokumentų, iš kurių vienas buvo mano paties prisegamas vokas su jau užrašytu gavėjų, kam siųsti. Konkrečiai čia ir užrašyta vyrui nuosavo vardu Dainius, Maironio gatvė 1, Tytuvėnai, Kelmės rajonas, iki pareikalavimų. Ir šitame kreipimąsi, su kuriuo jau jūs supažindinau anksčiau, atsisukit vaizdainius, nušviečiau visus faktus ir kreipiausi į tos prokurorus kaip į davusius priesaiką ginti teisėtus žmogaus interesus, ir šiaip atstovauti viešąjį interesą visuomenės. Į ką šitame voke buvo gautas atsakymas, kuris jau buvo adresuotas ne taip, kaip čia užrašyta, bet Šiaulių apskrities VPK viršininkui Ramūnui Sarapui, Aušros alėja 19, LT-76299 Šiauliai. Ir kopija jau čia parašyta Dainiui Babonui kaip piliečiui, konkrečiai įvardinta. Ir neskaičiau, bet priminsiu, vadovaudamiesi asmenų aptarnavimą Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašo patvirtinto generalinio prokuroro 2020-4-17 įsakymo numeris 1.103, generalinio prokuroro 2022-10-27 įsakymo numeris 1.313 redakcija 34 punkto nuostatomis persiunčiame Šiaulių apskrities VPK viršininkui organizuoti pareiškimo nagrinėjimą ir priimti sprendimą dėl pareiškėjo Dainius Babono 2023-11-20 pareiškimo, registracijos numeris didžiosios AP-29782 2023-11-20 gauta Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūroje, kadangi gautas pareiškimas pateiktas dėl galimai netinkamų policijos pareigūnų veiksmų, psichologinio smurto, psichologinio spaudimo, pareiškėjo garbės ir orumo pažeminimo, todėl kompetentinga nagrinėti gautą skundą įstaiga yra Šiaulių apskrities VPK. Apie skundo nagrinėjimo rezultatus prašome informuoti pareiškėją Dainių Baboną. Tai pareiškėjas ne Dainius Babonas pirmiausia. Tai čia taip pridedama ir čia priedai. Ir vyriausioji prokurora Laima Mušauskytė Griciuvienė. Tai dasi, parodau tavo lapuką. Šito atsakymą, žinoma, aš akceptuoti negaliu, nes jisai skirtas pirmiausia ne man, ir čia kopija, ir nepatvirtinta, kad kopija tikra, čia nei štampo, nieko. Nėra ant abiejų šitų lapų, nei ant tų metaduomenų vadinamų, nei ant šitų kur nors kokį nors štampo parašo tos Griciuvienės ar ko ten, kad kopija tikra. Tai čia yra tiesiog popierius įdėtas į tą voką, kurį aš siunčiau, ir jie čia lipduką užklijavę. Taip. Ir netgi ne man net adresuota, o čia didžiosiamis raidėmis parašyta, kam čia adresuota. Čia net nefigūruoja nei mano kokie nors rekvizitai, nei mano valdomo asmens rekvizitai. Čia nefigūruoja. Tai va tokio voko ir jame įdėto turinio, tiksliau, jame įdėto turinio akceptuoti aš negaliu, apie ką ir buvo paskelbta
atskirame vaizdainyje. Todėl sekantis faktas buvo pakartotinis kreipimasis jau tiesiai nuvykstant antradienį į tą apygardos prokuratūrą Šiauliuose ir įteikiant tą pakartotinį kreipimąsi, kurį aš perskaitysiu kitame vaizdainyje. Tiesa, prie to paties, ką anksčiau minėjau, buvo atėjęs toks laiškelis, irgi į Tytuvėnų paštą, parašyta kaip ir piliečiui Dainiui Babonui, iki pareikalavimo Ironių gatvė 1, nu, čia va visi tie rekvizitai ant voko buvę. Departamentas ar kažkas čia tipo rašo. Tai aš tik spėjimą galiu daryti, kad tą voką čia tas departamentas atsiuntęs. Tikriausiai atsakymą piliečiui ar asmeniui atsiuntė ryšim su tuo, ką aš rašiau prokuratūrai, prokuratūra nusiuntė tam Sarapui, Sarapas kaip nekompetentingas ir jau pasimokė, sakykime, nusiuntė ten kompetentingai institucijai, tai va čia užrašytas va tas adresiukas, dar sėkiai parodau, jeigu sugebat įskaityti, pasiskaitykit, nuo ko čia ir kam, žodžiu, vat. Ir antroje pusėje to voko užrašiau tokį indosamentas. Šis siunta supainiojo adresatą Laužtiniuose skliaustuose, neturiu sutarčių su siuntėju, bet koks siuntėjo pasiūlymas atmetamas, be akcepto ir grąžinamas siuntėjai be žalos ir nuostolių mano turtui bei nuosavybei, išsaugant visas mano rezervuotas teisės be apgręžimo į mane. Vyras nuosavautų Dainis. Indosamento tekstukas. Ir šitą voką aš nuvykęs su liudininkais į Aušros alėją 19, į tą Šiaulių, taip vadinamą, policijos kažkokį komisariatą, išsikvietęs per tą budinčią ar kas ten administratorę, tokį uniformuotas Okiniais, kuris tą dieną buvo nepatenkintas, norėjau jam ir įteikti atgal, bet jis demonstratyviai atsisakė tai atlikti, paimti, numojo ranką ir ten teigia, kad laiškas konkrečiai skirtas man, nors aš nesu tas asmuo, kaip jis ten šiek, jūs ten valdot ar atstovaujat asmenį, vadinas, tai yra jums. Nu, tai toks palyginimas, kaip, sakykime, advokatas atstovauja kažką, tai tokį tą nusikaltę ar nekaltą kažkokį ir korespondencija skirta va tam atstovaujamajam, bet atėjęs kažkoks ačkarikas aiškina, kad čia tau advokatė, čia tau ir mes taikysim tau. Visai neatskirdamas savokų, čia pasakytų, subjektų teisės ir visa kita. Tai va, ir kad ta administratorė, ar kaip čia dokumentų tvarkymo skyriaus vyriausiai specialistai kažkokie priėmė ir uždėjo, užvizavo štampuką tiek ant tos pusės, tiek ant tos pusės kopijos, kad priėmė. Taip, sakykime, ir buvo grąžintas tas jų pasiūlymas be mano akcepto ir be žalos ir nuostolių man. Labadiena. Tai vis dėlto čia viršininkas? Aš ne viršininkas. Ai, ne, atsiuntė. Gerai. Sumaišius adresiuką, aš Laiškai, jeigu norit grąžinti parašinę, mes neimsim nieko. Ta prasme, bet kas atsiuntė, aš net nežinau tokio. Čia jūsų problemos. Jūs nežinot. Atsisakot paimti, ne? Mes neimsim dėl to, kad yra adresuota, o jeigu norit grąžinti, kam adresuota? Aš tikrai ne man, ta prasme. Nes aš taip įtariu, Jūs, kiek aš prisimenu, šitas babonas yra jūsų, kaip jūs ten vadinat? Valdomas asmuo. Valdomas asmuo, beneficiaras, gavėjas ir taip toliau, tai vadinasi jums. Gerai, nes jūs jį atstovaujate. Atstovavimas ir buvimas tai yra ne tas pats. Nebesiginčysim. Vienu žodžiu, mes neimsim šito laiško, jeigu jūs norite atiduoti. Oficialiai atsisakote, ne? Neoficialiai, bet jeigu jūs norite atiduoti, jis yra skirtas jum. Ir jūsų taisyklių čia nebus. Suprantate? Ne, čia mūsų taisyklės. Ne taisyklės. Tai tada
su jūsų rekomendacija aš turiu vat, palikti čia, taip išeina raštas. Taip, turit palikti raštinį ir išduos pagal nustatytą tvarką, kaip jūs norite. Gerai, viską aš šį siuntą supainė adresatą, tada taip išeina. Neturiu sutarčių su siuntėjai, bet koks siuntėjų pasiūlymas atmestas. Vienu žodžiu, jūs su savo ideologija. Siuntėjai be žalos ir nuostolių man, mano turtui bei nuosavybei. Išsaugant visas mano rezervuotas teisės be apgrįžimo į mane. Vyras nuo savo vardu Dainis. Nereikia apsimesti, kad negirdėti. Tai žiūrėkit, vat aš tą suimdos ramentu ir jeigu galima, tada arčiau palieku, tada tikrai, prie liudininkų palieku. Čia yra... Vien saugoti padėti, siūsti naktį skersą dėti.